Noriu Jūs supažindinti, kaip galite pateikti paraišką elektrinės galios skirstimui savo objektams. Informacija išsamiai pateikta ESO puslapyje temoje elektrinės galios skirstimas. Prisijungėme prie ESO savitarnos. Savo elektrinių galią galite skirstyti tik tiems objektams, kurie yra ESO savitarnoje jūsų vardu. Atsidarome skiltį Objektai. Jei objektas nėra matomas šioje skiltyje, tada turėtumėte pasitikrinti, kieno vardu yra sudaryta sutartis objektui ir persirašyti elektros tiekimo sutartį savo vardu, kad objektas atsidurtų šiame sąraše prie jūsų objektų. Pirmiausia, atsidarome formą skiltyje Gaminantis vartotojas. Pasirenkame Mano elektrinės ir paspaudžiame Skirstyti galią. Galios išdalinimo formoje pirmiausia pasirinkite elektrinę, kurios galią norite dalinti. Jei jūsų vardu yra kelios elektrinės, pavyzdžiui, pačiame objekte ir dar dalis nutolusios elektrinės iš Saulės parko, tai šiame žingsnyje išsirenkate, kurią elektrinę iš savo turimų dalinsite. Jei jūs turite tik vieną elektrinę, tai ją ir pasirenkate. Spaudžiame Toliau. Atsidariusiame lange matote objektus, kuriems šiuo metu yra priskirta elektrinės galia. Norėdami pasirinkti generuojamą galią naujam objektui, išsirinkite objektą iš sąrašo. Spaudžiame ant norimo objekto. Objektui atsiradus šioje eilutėje, spaudžiame Pridėti pasirinktą objektą. Objektas atsirado sąraše. Jei norite pašalinti galią nuo objekto, pasirinkite objektą, kuriam norite pašalinti ir spauskite žodelį Pašalinti. Jei objektas pašalinimas ir netenka gaminančio vartotojo statuso, reiškia, jam nėra priskirta jokios elektrinės dalies iš jūsų turimų elektrinių, sukauptas elektros kiekis prie šio objekto lieka ir naudojamas tol, kol tame pašalintame objekte pasibaigs. Grąžinkime objektą, kuriam buvo priskirtas didžiausias galios kiekis. Pasirenkame objektą ir spaudžiame Pridėti. Štai. Kiekvienam objektui, kuriuo šiuo metu matote ekrane, turite padalinti galios kiekį, rodomą langelyje Leistina galia. Galios reikšmes galite įvesti iki 3 skaičių po kablelio. Suvedame galias. Užtikrinkite, kad bendra naujai paskirstyta galia neviršytų jūsų turimos leistinos generuoti galios ir neliktų laisvos galios. Taigi šis skaičius turi sutapti su šiuo skaičiumi. Kaip matote, jie dabar nėra vienodi, todėl reikėtų pilnai išnaudoti. Suvedus skaičius, matome, kad šis langelis ir šis sutampa. Spaudžiame Toliau. Perėjus prie kito žingsnio, jūsų prašysime pasirinkti gaminančio vartotojo atsiskaitimo būdą. Šis laukelis atsiranda tik tuo atveju, jei jūs naujai pridėjote objektą į sąrašą ir tas objektas neturėjo gaminančio vartotojo statuso. Atsiskaitimo būdą rekomenduojame pasirinkti, pasiskaičius apie tai ESO puslapyje. Spaudžiame nuorodą su žodeliu Čia.
Atsidariusiame lange galite plačiau susipažinti su visais atsiskaitimo būdais, pasiskaičiuoti, kuris būdas atrodo tinkamiausias naujam objektui pagal planuojamą priskirti galios kiekį. Išsirinkus atsiskaitimo būdą grįžtame naršyklėje į paraiškos pildymo langą. Štai. Sugrįžus, langelyje parenkame šį atsiskaitimo būdą, uždedame varnelę, kad susipažinote su informacija apie atsiskaitimus ir sąskaitas gaminantiems vartotojams. Spaudžiame Toliau. Atsidariusiame lange renkamės datą, nuo kurios norime priskirti galias objektams. Rinktis galite nuo sekančios dienos arba nuo kito mėnesio 1 dienos. Jei pasirinksite nuo sekančio mėnesio 1 dienos ir iki to laiko dar kartą perskirstysite galias, tai reiškia, užpildysite vėl tokią pat paraišką, tik jau su kitaip perdėliotais galios kiekiais. Įsigalios tik paskutinis jūsų pildytas prašymas. Pasirinkus norimą datą nuo kada keisti, spaudžiame Peržiūrėti. Atsidariusiame dokumente matote visą informaciją, kurią pateiksite ESO. Jei kurios nors grafos informaciją norite pakoreguoti, spaudžiame Keisti ir tada vėl grįšite į pildymą, kur galėsite pakoreguoti informaciją. Jei viską užpildėte kaip pageidaujate, spaudžiame Pateikti. Užpildžius prašymą atsidarys vertinimo langas, kuriame galite palikti įvertinimą, kaip sekėsi pildyti šią paraišką. Aš duosiu 10 ir parašau komentarą. Tada matysite sėkmės pranešimą, kad prašymas pateiktas sėkmingai. Kai paraiška bus pateikta, jos vykdymą galite sekti grafoje Paraiškos, kur matysite, kokioje stadijoje šiuo metu yra jūsų užpildyta paraiška. Galių skirstymas. Štai, mūsų paraiška galių skirstumas būsena vykdoma. Naują paraišką skirstyti galią galėsite pildyti praėjus ne mažiau nei 24 valandoms po pastarosios paraiškos pateikimo. Keitimus galite daryti kiekvieną dieną. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite, kad klausimus visada galite pasitikrinti mūsų ESO puslapyje.